noriu pagirt dėl to, kad tai yra pirmoji dalyvė, pas kurią aš esu, kuri namie pasipuošusi kaip normalūs žmonės vaikšto namie. Be tinklinių kalgotkių, be jokių aukštakulnių batų, ševeliūrų, blizgučių ant savęs. Tai vat jau pirmą pliusą turit, Natalija, nuo manęs. Aha. Vakarinės keliam. Leopardas. Okei. Mėgstum. Aha. Labai gražu. Čia labai gerai. Dabar kokius, pavyzdžiui, ką derinat prie šitos suknelės? Papuošalus, batus? Labai mėgstu perlus. O. Labai. Dar vieną pliusą nuo manęs turi. Va jau mažoji traukia rankinės. Viską išsiaiškinsim. Mažoji labai. Čia vat mažosios rankinės. Mesgi labai mėgstam. O, dieve. Ar čia visokių kitų. Jėga. Turim palaidinę ir turim džinsus. Štai parodysim visą. Čia meškį. Ką pačia dedatės po šitą suknelę? Dedatės kelnes arba ten kažkokį tai? Jo. Jo? Ne kelnes, daugiau. Timpas. Tampres. Lietuviškai. Klasikinį variantą. Labai retas variantas. Labai retas variantas? Vis tik labiau, kiek aš suprantu, iš principo pas pačią kelnes. Taip. Jo, kelnes paprašiau. Čia yra švarkas ir kelnes. Stilius jūsų pakankamai ramus ir pats spintos turinys pakankamai ramus. Vienintelis dalykas, kuris man, pavyzdžiui, kliūna šiaip žiūrinti viską, tai yra leopardinė suknelė, kuriai duodu pliusą didžiulį, dėl to, kad pačiai šviesių plaukų, jūs gražios ir rudusios odos, tai jums tikrai labai tinka. Svarbiausia, nederinti bendro leopardo, kaip aš sakau, ten ir kojinių, ir batelių, ir taip toliau. Ta viena detalė labai gerai. Tačiau, kadangi mano darbas yra vis tik kritikuoti, dedam. Gerai, atsisakom šitų visų, iš principo pripažinkim, kad šitie visi tokie audinukai, sintetika, truputį vulgarina. Ir moterį dalyvaujančiai Missis Lietuvos konkurse geriau tokių dalykų tiesiog atsisakyti. Gerai. Nes tų leopardų tai irgi labai gražu vakarinė suknelė leopardinė, bet kasdienai geriau nenešiot. Matot? Ate. Natalijai tikrai duodu daugiau pliusų nei minusų. Labai. Tai ką, sėkmės, iki. Iki malonaus. Kestas išeina išmesti daiktų.